kaip manot, mes sureagavom į sienos uždarimą? Kritikos yra daug, ar ne, apie tai, kad iš tikrųjų mes pabandėm uždaryti sienas, Lukašenka mums davė atgal, paėmė vilkikus įkaitais. Ir čia yra labai svarbus dalykas suprasti tai, kad daugelio atveju mūsų skausmo slenkstis ir autoritarinių režimų skausmo slenkstis skiriasi. Mūsų yra mažesnis negu kad jų. Autoritarinis režimas niekam nieko aiškinti neturi. Jis priėmė sprendimą. Ir tas sprendimas savaime, pasakiau, kad prisnigo. Tas hibridinis karas vyksta tarp Rusijos ir europinių NATO valstybių, ar ne? Aš noriu paklausti, kada jis buvo pasibaigęs. Mes pamiršome galimybės apie tos pačius politinius nužudymus, cheminio biologinio ginklo panaudojimą ir visus kitus įmanomus aspektus, kurie, mano giliu įsitikinimu, yra ateities tendencija. Kuo labiau Rusija silpnės, tuo daugiau hibridinių grėsmių ir hibridinio karo taktikų jį pradės naudoti prieš mus. Ar NATO valstybės gintų Estiją, Lietuvą ar Latviją, jeigu tokie žalieji žmogeliukai neatpažinti žengtų į NATO valstybių teritoriją, šiuo atveju į mūsų šalį? Priklausoma, ką jie padarytų. NATO 5 straipsnis irgi yra susitarimo reikalas. Kad jį aktyvuoti, valstybės turi sutarti. Ar ta geopolitinė situacija, paprastai sakant, prieškarinė situacija, ar įprastėja, žiūrint į mūsų regioną? Tai bus sisteminis karas. Ir tas sisteminis karas, sisteminių karų koncepcijoje, kur viskas tampa ginklu ir gali būti panaudota prieš tave, man nereikia laukti jokios taikos tarp Ukrainos ir Rusijos. Todėl, kad aš jau matau sisteminį karą. Sveiki, pastarosiomis savaitėmis mes turbūt daug girdėjome apie įvairius Rusijos išpolius, provokacijas arba hibridinės atakas, jeigu taip jas galima pavadinti. Tai Lietuvą ar Estiją įskrenda Rusijos naikintuvai, tai Lenkijoje sprogdinami geležinkeliai. Kas iš tiesų vyksta? Rusija pradeda kažkokį tai hibridinį karą prieš NATO valstybės. Apie tai šiandien kalbėsiu su žmogumi, kuris kuo puikiausiai išmano hibridinės grėsmės ir hibridinį karą. Tai yra viena geriausių Lietuvoje hibridinių grėsmių ekspertė, Ieva Gajauskaitė. Sveiki. Labą dieną. Gerbiama Ieva, malonu Jūs matyti ir iš karto norėčiau Jūsų paklausti. Ar tos, ką aš minėjau, įvairiausias, nežinau kaip tai pavadinti, jūs turbūt geriau pasakysite, nežinau, išpoliai, provokacijos, kas tai yra hibridinės atakos, kada mes matome Rusijos naikintuvus skrendančius, mes girdėjome ar ne, sprogdinamas Lenkijos geležinkelis. Kas tai yra? Ar galima sakyti, kad mes sulaukiam vis daugiau Rusijos kažkokius tyčinių provokacijų, išpolių, ar kaip jas be pavadinti? Čia yra turbūt, kad keli labai svarbus aspektai. Tuo pačiu metu laiko tėkmėje mes matome kelis dalykus. Vienas iš jų tai yra, ką galima pavadinti Rusijos neprofesionalus elgesys. Nes iš tikrųjų kartais įskristi į oro erdvę tu gali dėl to, kad tai yra piloto klaida. Ką tai sako? Dažniausiai tai sako apie tai, kad iš tikrųjų karinių pajėgų rengimas neatitinka aukščiausių galimų standartų. Ir tai gali būti vienas iš paaiškinimų. Tuo pačiu metu mes pradedame matyti apie tai, kad mes patiriame tą vadinamą raibuliavimo efektą, kai dronų atakos prieš Ukrainą iš tikrųjų turi raibuliuojantį efektą ir euroatlantinėje erdvėje ir mes turime įskridimus kartais atsitiktinius iš tikrųjų elektromagnetinės kovos priemonių paveiktų dronų. Tuo pačiu metu mes matome dronus, kurių tikslas yra iš tikrųjų kenkti civiliniai aviacijai, rinkti informaciją ir galbūt netgi tiesiog parodyti galimybę tai, kad NATO oro erdvė yra neapsaugota. Bet mes matome tuntą labai skirtingų dalykų, kurie vyksta. Bet mes juos priskiriame, tarsi uždedame tą pačią etiketę, kad visa tai yra kažkokia viena hibridinė ataka, hibridinė kampanija ar hibridinis karas ir atitinkamai dėl to pradedame tarsi iš visuomenės, žiniasklaidos perspektyvos, institucijų perspektyvos reikalauti kažkokio tai atsako į viską. Nepaisant to, kad tai yra labai kompleksinė problema. Tai užtat mes matome pilną spektrą dalykų ir incidentų, kurie vyksta, bet mums labai yra būtina išsiaiškinti ir labai svarbu yra išsiaiškinti kiekvieno to konkretaus incidento motyvaciją, kilmę, galutinį tikslą ir koks yra efektas pasiektas. Tai yra, kokia žala yra sukurta.
Na gerai, paskutinis ar ne, nu ne paskutinis, bet vienas iš paskutinių atvejų dronai, ar ne, jie skrido į Lenkiją, 20 dronų, berods 21 ir per Lietuvos teritoriją irgi jie perskrido. Ką tai rodo? Ar čia Rusija tyčia tą bandė padaryti ar ne? Nes klausimų kilo daug ir, na, didžioji dalis sako, kad tai yra tyčinis sprendimas, nes iki to laiko tie dronai taip masiškai neįskrisdavo, dabar paėmė ir skrido. Ir vieną kartą realiai tik tai. Šituo konkrečiu atveju aš kaip visą laiką pasitikėčiau mūsų Lenkų partnerių atsakymą. Jeigu Lenkijos oficiali valdžia sako, jog tai yra tyčia, vadinasi, tai yra tyčia. Jeigu sako, kad tai yra netyčia, vadinasi, tai yra netyčia. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad tai yra politinė atribucija. Tik politinė atribucija iš tikrųjų nulemia kažkokį tai po to veikimo algoritmą. Jeigu jos nėra, tai nesvarbu, ar tai buvo tyčinis ar netyčinis faktas, bet jeigu aukščiausi politikai ir institucijų atstovai pasako, kad tai yra tyčia, vadinasi, tai turi turėti tam tikras pasekmes. O jeigu sakoma, kad tai yra netyčia, tų pasekmių tiesiog nebus. Ir mums spėlioti, kiekvieną kartą mums spėlioti apie tai, kad, na, o tai, ar tai Rusija padarė specialiai ar ne, ar tai yra koordinuota ar nekoordinuota, ar dar kažką, ką tai iš tikrųjų, o kokį efektą tai sukuria, ką tai iš tikrųjų reiškia. Na, mes visą laiką bandysime įlysti žmonėm į galvas, kurie gyvena priešiškoje valstybėje. Mums nuo to nebus nei geriau, nei blogiau. Mums yra klausimas apie tai, kaip mes į tai reaguojame. Tai yra, kokią mes etiketę priklijuojame. Užsiminėt apie pasekmes, tai kokios tos pasekmes buvo, pažiūrės? Aš taip pat nemačiau jokių pasekmių. Vienintelė galbūt pasekmė tai buvo Lenkijos saugumui, tai buvo atsiųsti NATO naikintuvai į pagalbą. Ir tai jau yra tam tikra reakcija. Aš sutinku, bet kai jūs šnekėjot ar ne, kad žmonės ar ne reikalauja, atrodo, kad, na, būtų kažkaip tai, na, kažkoks tai atlygis Putino režimui, tai klausimas yra, kodėl jo nebuvo. Nes, na, pasipiktinimas ir viešas pareiškimas NATO generalinio sekretoriaus, kad pasmerkimas griežtai, kad čia mes smerkiam visos valstybės, na, tai rusams nuo to nei šilta, nei šalta. Na, pasijuokė jie nebent dar. Tai yra irgi tam tikras, kaip čia pasakyti, interpretavimas to, kaip iš tikrųjų vyksta visas politinis procesas, kai mes kalbame apie reakciją į tokio pobūdžio incidentus. Pirmas ir svarbus dalykas jau netgi atrodo net ir tas pats pareiškimas, taip, kad generalinis sekretorius kažką tai pasmerkia, arba ES irgi kokie nors atstovai pasmerkia kažką tai. Mes galvojame apie tai, kad tai, na, labai paprastas veiksmas, kuris neturi jokio atoveiksmio. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite iš organizacijų vidaus, ar jūs bent įsivaizduojate, kaip sudėtinga yra suderinti tokio pobūdžio pareiškimą? Aš įsivaizduoju, nes kokie nors, pažiūrėjau, ispanai gal visai nenori smerkti. Tai vat būtent. Ir čia yra labai svarbus dalykas, kad kartais, kai mes kalbame apie tą patį tarptautinį atsaką, tebūnie ir diplomatinėmis priemonėmis, mes nematome to viso juodo darbo, kuris vyksta už uždarų durų, ir kiek iš tikrųjų diplomatams ir valstybių atstovams reikia padaryti tam, kad net ir vieną bendrą pareiškimą turėti kartu, tai jau yra labai didelis dalykas. Aš taip iš paprasto žmogaus perspektyvos žiūrėsiu, nu kokios iš to pasekmės, nu jokių, kas iš to, kad pasmerkė? Pasekmės yra kokios? Pasekmės yra vienas svarbiausios dalykų, tai yra būtent tame, kad jeigu yra tokio pobūdžio pareiškimas, kuris atliepia kolektyvinį veiksmą, taip, tai yra kažkokio tai kolektyvinio veiksmo rezultatas. Yra kitų valstybių pritarimas. Tai rodo kelis labai svarbius dalykus. Pirmas ir svarbiausias dalykas yra tame, kad mūsų partneriai tiki mumis, jog Rusija yra grėsmė, ko anksčiau tikrai nebuvo. Mes labai dažnai kalbėdama apie šitus dalykus, apie tai, kad pažiūrėkite, mums sunku yra įtikinti ispanus arba portugalus arba graikus, kad Rusija yra grėsmė. Bet jeigu jau mes turime tokio pobūdžio kolektyvinį veiksmą, tai jau yra labai geras dalykas. Tai jau yra pirmas labai geras dalykas. Antras dalykas, tai reiškia, kad vyksta informacijos dalinimuose su sąjungininkais. Vadinasi, mūsų pateikimi įrodymai yra legitimus ir tai irgi lygiai taip pat parodo apie tai, kad mes ilgainiui formuojame vieną kolektyvinę sampratą apie tai, kas yra Rusija, ir mes kartu iš tikrųjų išreiškime tam tikrą mūsų bendrą strateginę kultūrą. Bet tai yra labai ilgas procesas. Savaime suprantama, kad mes norėtume su savo patirtimi, su savo istorinė patirtimi, su nuolatiniu priešiškų veikimų, su nuolatiniu bandymu perrašyti mūsų istoriją, paneigti mūsų suverenitetą,
paneigti mūsų teritorinį integralumą ir taip toliau ir panašiai. Mes norėtume kažko tai staigaus. Taip mes norėtume greitai, daug ir iš karto ir tai, kad Rusija staiga nustotų veikti taip, kaip jinai veikia. Deja, realybė yra kitokia. Ir kartais mes turbūt, kad turime nepasvertus lūkesčius kitų valstybių atžvilgiu. Bet ką tai reiškia? Ar ne, kad žmonėms būtų aišku ir suprantama, kad kai kurios valstybės, ar ne, kuo toliau nuo Rusijos, tuo labiau, tiesiog Rusijos nevertina kaip grėsmės? Savaime suprantama, geografija veikia šitą faktorių. Lygiai taip pat, jeigu mes pasižiūrėsime Europos istoriją, visos kaimyninės valstybės yra tarpusavyje kariavusios. Ir jie tuos priešininkus arba net tos pačius hibridinių grėsmių šaltinius apibrėžia visiškai kitaip. Jeigu mes persiklėsime į Balkanus, tai ten pamatysime, kad tikrasis hibridinis aktorius jiems yra Serbija. Ir jie taip vertina. Jie pasakys, kad va čia yra mūsų grėsmių šaltinis. Jeigu mes bendrausime su atstovais iš Viduržemio jūros regiono, tai jie daug labiau kalbės apie tai, kad jiems didžiulė problema ir tas hibridinis aktorius yra galbūt susijęs labiau su Kinijos veikimu Afrikoje ir didesniu spaudimu Afrikos valstybė. Tai čia yra skirtingi požiūriai. Tie skirtingi požiūriai mums tenka juos pradėti gerbti ir suprasti, kad, iš tikrųjų, daugeliu atveju tai jau vien tik tai, kad mes turime tos bendrus pareiškimus, tai jau rodo, kad mums labai, labai pavyko. Mums jau pavyko įtikinti mūsų partnerį. Bet kai šnekame apie tos išpuolius, kodėl, kaip jūs manot, jeigu tai yra ar netyčiniai, tai kodėl jie vis dažnėja, atrodo, paskutiniu metu ir mes jau matom vis daugiau? Ar nežinau, ar tai būtų Rusijos įskridę naikintuvai, ar tai būtų dronai, ar tai būtų geležinkeliai? Ar čia yra klaidingas vaizdas, ar mes iškritę, ar ir anksčiau to buvo nemažai? Yra keli svarbus aspektai. Pirmas svarbus aspektas yra tame, kad iš tikrųjų yra nebaudžiamumo elementas. Tu leidi vis daugiau, kai tu matai, kad tu esi nebaudžiamas. Taip. Tai čia yra pirmas svarbus aspektas. Antras svarbus aspektas tai yra būtent labai konkrečiai, kad mes iš tikrųjų matome, jog Rusija elgiasi tai iš silpnosios pozicijos. Hibridinių grėsmių kėlimas yra ne tada, kai tu esi stiprus tolygus priešininkas, gali sėsti prie derybų stalo, apginti savo poziciją ir gauti tai, ko tu nori. Juk pagrindinis tikslas, kodėl yra bandoma netgi savo priskirti, Rusija bando savo priskirti viską, kas vyksta, tarsi tai jie yra tas didelis kažkoks tai priešininkas, prieš kurį Europa dreba, todėl kad mes tokie dideli ir galingi. Jiems yra kartais labai naudinga tai, kad mes kažką tai priskiriame jiems ir pasakome, kad rusai leidžia savo taip elgtis. Net jeigu jie kažko net nepadarė, pasinaudoja tą progą. Taip. Todėl, kad tai yra, ką tai reiškia? Tu sukuri tam tikrą įvaizdį tiek visuomenės, tiek politikų akise, kad Rusija yra daugiau galinga, negu kad ji iš tikrųjų yra galinga. Kad turi daugiau instrumentų, negu kad turi daugiau instrumentų. Ir šitoje baimės sferoje kas atsitinka? Tu iš tikrųjų pradedi save bandyti apriboti. Todėl, kad tau atrodo, kad tu šito didžiulio priešininko nenugalėsi. Čia visą laiką yra tas, kokiais epitetais mes kalbame. Kognityvinis karas, taip vadinamas, kada tu bandai įtikinti priešininką, ar ne, kad jis galvotų taip, kaip tu nori, kad jis galvotų. Ir nukreipti tave būtent tą linkmę, kurią tu nori, kad jisai pagaliau nueitų. Tai yra, kitaip sakant, tu padarai pasalą ir tada iš tikrųjų panaudodamas visas įmanomas manipulacijas, tu nukreipi jį būtent į tą pasalą, kad jisai atsidurtų toje vietoje ir tuo laiku, kai to reikia. Bet o kam Rusijai to reikia dabar dažniau? Kodėl jie tą daro dažniau? Todėl, kad jie iš tikrųjų, ką rodo, yra įstrigusi karinėme konflikte prieš Ukrainą, kurio kaip ir laimėti sąžiningomis priemonėmis negali. Tai jeigu nelaimė vienur, ieškai kitur pergalių? Bandai žmonėms parodyti savo, kad žiūrėkit, bet tai sprogdinimas geležinkelio, jeigu Rusija neprisimė atsakomybės, tai kur čia pergalė? Kitas labai svarbus dalykas yra tame, kad pergalė yra kokia. Tikslas yra paveikti mūsų visuomenės. Pagrindinis. Ir dėl ko yra taikomasi į ypatingos svarbos objektus ir kritinę infrastruktūrą, kuri yra teikianti tuo pačiu metu būtinasias paslaugas visuomenei. Todėl, kad tikslas yra būtent priversti
visuomenės vakarų pasaulyje ir platesnėje euroatlantinėje erdvėje kaip tokioje, nes dabar mes iš tikrųjų kalbame apie tai, kad tokio pobūdžio būtinųjų paslaugų teikimo sutrikdymai, jie vyksta visur. Dronai, kaip matote, paveikia aviaciją nuo Belgijos iki Danijos ir Lietuvos ir taip toliau ir panašiai. Tai kas yra labai svarbus dalykas? Tikslas iš tikrųjų yra tame apsunkinti mūsų kasdieninį gyvenimą. Čia Europoje. Tam, kad pilietis pradėtų rinktis tas politinės partijas ir balsuoti rinkimuose, kurie iš tikrųjų žada išspręsti šitą problemą. O kaip šitą problemą išspręsti yra geriausia? Ar eiti į konfrontaciją su Rusija? Ar remti Ukrainą? Greičiausiai ne. Konservatoriai sako, išspręstų šitą problemą. Tai va. gal jie neitų kartu su Rusija? Pas mus Lietuvoje taip, bet jeigu mes kalbame apie vakarų pasaulio visuomenės, pripratusios prie gražaus, patogaus gyvenimo, lėktuvai laiku skraido, vanduo tyras ir švarus ir gražus, ir šilumą tu turi, o kada reikia kondicionavimo sistemos ir kibernetinės atakos atsiskaitimų nepaveikia ir tu gali gyventi visuomenėje be fizinių pinigų. Taip. Mes skaitmenizavom ir sukūrėm labai patogų savo gyvenimą kasdieninėje veikloje. Ir kasdieninė tos visos mūsų kasdieninės veiklos, jos yra labai patogios, jos yra sustyguotos. O čia pasižiūrėkite, vieną dieną staiga jūsų mieste gali būti atakuojama sistema, kuri valdo šviesoforus. Vandentiekį, ar ne? Vandentiekį. Šiukšlių išvežimą gal ar nebuvo irgi grėsmė turėjom 4, ar ne kažkodėl tokius šalia viens kitų buvusius gaisrus? Ir čia visa tai yra susijęs su būtinųjų paslaugų teikimu. Tai yra tiesioginė žala ir tiesioginis efektas visuomeniai. Nes tikslas yra pakeisti visuomenės mąstymą ir visuomenės elgseną, nebe politikų. Todėl, kad mes gyvename demokratinėse valstybėse. Ir atitinkamai dėl to mūsų demokratiniai procesai nuo tų pačių rinkimų iki protestų, mitingų, paramos kažkam tai politiniai darbotvarkiai, visa tai tampa to kognityvinio karo dalimi. O oro balionai skrendantis pradžioj, ar ne, mes nekreipiam dėmesio į tai, po to, berods kokius metus, gal 2, po to mes jau pradėjom kreipdėmės, nes pradėjo trukdyti ar ne oro uosto darbui, po to pradėta kalbėti, kad galbūt čia, klausimas, kiek čia Lukašenka prisideda, nes čia tie kontrabandistų, tie balionai, kontrabandininkų, ir įvairiausių, kiek tik nori dabar spekulacija, ar ne, nes tie balionai vis dar skrenda. Kaip jūs manot, kas čia yra? Čia hibridinė ataka, kas čia per daiktas? Tikrai hibridinių grėsmių analitikai žiūri į tai, kas yra vadinama signalų ir simbolių atpažinimas. Mūsų tikslas yra numatymas į priekį. Ir čia yra labai svarbus dalykas, kad lygiai taip pat, kaip ir jūs paminėjote, šiukšlių perdirbimo įmonėse įvykę gaisrai. Taip. Man yra svarbu apie tai, kad yra identifikuotas faktas, kad tai gali įvykti. Vadinasi, arba tai yra, pavyzdžiui, nesilaikoma priešgaisrinės saugos kažkokiu tai reikalavimu, arba dar kažko, arba blogai mes išrūšiuojame tam tikras šiukšlės ir taip toliau ir panašiai. Tai man parodo šito sektoriaus pažeidžiamumą. Lygiai taip pat, kaip aš pamačiau pirmus balionus, kai jie pradėjo skristi, man tai buvo signalas apie tai, kad jeigu balionas gali perskristi ir nusileisti pasienį iš pradžių su kontrabanda, faktas yra tame, kad ilgainiui tai gali būti panaudota labai konkrečiom kinetiniam operacijom. Gali nusileisti ir su kokiu nors sprogmenim, ar ne, pavyzdžiui? Tai yra signalas. Aš tai interpretuoju kaip signalą. Pačioj pradžioj, kai kas nors atsitinka pirmą kartą, iš hibridinių grėsmių perspektyvos, tai yra signalas apie tai, kad tai gali būti įginklinta. Čia kaip Galijoti, tas principas, viskas gali tapti ginklu. Ir tu kaip saugumo ekspertas, tu pradedi tai interpretuoti, kad tai yra galimybė. Tada tu tą galimybę turi pasižiūrėti, kiek toli jinai gali nueiti. Tai yra, kokia gali būti sukelta žala. Mes pagal apibrėžimą hibridinių grėsmių kaip po tokių ieškoma kelių labai svarbių dalykų. Ir čia, kaip aš galiu dekonstruoti ir atsakyti jums į klausimą, ar tai, kas šiandien dienai vyksta su oro balionais, iš mano perspektyvos, kaip šitos srities specialistės ar ekspertės, ar tai yra hibridinė grėsmė ar ne. Turi būti valstybinis arba nevalstybinis veikėjas,
arba asmenis, arba koordinuota grupė remiama valstybinio veikėjo. Tai ar Baltarusijoje gali vykti kas nors tokio, ko nežino autoritarinis režimas? Greičiausiai ne. Pirmas punktas mes jau turime. Mes jau turime iš tikrųjų sąmoningą kažkieno veikimą siekiant sukelti žalą. Tada kitas yra svarbus dalykas. Kam turi būti sukelta ta žala? Tai yra valstybės funkcijoms, sprendimų priėmimo procesui ir jų įgyvendinimui ir visuomenės pasitikėjimui institucijomis. Tai yra žalos apibrėžimas. Tai ką mes turime? Aviacija yra paveikta? Paveikta. Mes iš tikrųjų apie sienos apsaugą pradedame kalbėti daug daugiau. Mūsų institucijos patiria milžinišką spaudimą, nepaisant to, kad galbūt galėtų užsiiminėti geresniais darbais. Taip. Mes turime perskirstyti personalą, mes turime mokėti viršvalandžių žmonėm, kurie patruliuoja. Taip mes tą turime daryti. Ir taip toliau ir panašiai. Tai čia jau irgi yra, net aš galiu tai konvertuoti į ekonominę žalą ne tik civilinėje aviacijai, bet ir valstybėje per biudžetą, per išlaidas. Šitą mes jau turime. Ar yra poveikis visuomenės pasitikėjimui? Savaime suprantama, kad taip. Todėl, kad tai, kas vyksta viešoje erdvėje, aptarimai, tai, kad aš esu čia, irgi lygiai taip pat parodo apie tai, kad visuomenė pradeda nepasitikėti, ar mes galime suvaldyti tokio pobūdžio kažkokius tai incidentus. Socialinėse tinkluose pilna nuomonių, kodėl, sako, negali kažkokių balionėlių nušauti. Ir va šičia įsijungia paskutinis elementas, kada mes iš tikrųjų gauname verifikavimą, ar mes susidurime su hibridinė grėsme. Svarbiausias dalykas yra, kad jeigu vyksta incidentas, kurį gali suvaldyti viena institucija, tai nėra hibridika. Tai yra to saugumo sektoriaus problema. Viskas yra labai lengva ir paprasta. Hibridinės grėsmės tai yra tos grėsmės, kurios reikalauja koordinuoto atsako civilinių, karinių institucijų, plus visuomenės ir dar plus tampraus bendradarbiavimo su partneriais. Va čia yra tikroji hibridika. Hibridika yra ne tame, kad karinės arba nekarinės priemonės yra panaudojamos siekiant kažkokiu tai didelių tikslų. Tikroji hibridika yra tame, kad yra išnaudojamas būtent tas atskirtis tarp civilinio ar karinio sektoriaus. Tada pavyzdžiui, tarp skirtingų institucijų. Ir taip toliau ir panašiai. Kokių pavyzdžių gal galite pateikti, kad būtų žmonėms aišku ir suprantama, apie ką mes šnekam? Net ir šiandien dienai, kai mes kalbame apie tai, kai kova su meteorologinių balionų antplūdžiu į Lietuvą. Taip? Tai viešoje erdvėje labai aiškiai yra parodoma apie tai, kad oro pajėgos atlieka stebėseną, bet tuo pačiu metu mes turime ir civilinės aviacijos oro erdvės stebėseną, turim turėti integruotą paveikslą. Tada, kai eina būtent apie atsaką, lygiai taip pat mes pradedame kalbėti apie sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimą su kariuomenė, tam, kad jie turėtų bendro veikimo algoritmą, jeigu ypatingai mes tikimės kažkokios tai eskalacijos ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes kalbame apie sprendimų priėmimą, šiandien dienai vėlgi viešoje erdvėje yra kalbama apie nacionalinio saugumo komisijos susirinkimą. Taip. Skelbiamus posėdžius, kuriuose ir yra priimamas sprendimas dėl to, ar uždaryti, ar atidaryti pasienio punktus tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Tai šitos komisijos sudėtis parodo ką? Kad vienos srities institucijos negali išspręsti šitos problemoms, mums reikia koordinuoto atsako. Ir maža to, mums reikia visuomenės palaikymo, todėl kad daugelio atveju, jeigu mes kalbame apie tų balionų aptikimą, tai kas kieme juos randa? Kartais ir žmonės. Taip, ir aiškiai mato pavyzdys, ar nebuvo berods Lietuvai, kai žmonių pasitikėjimas krenta, kai paskambina žmogus policijai, sako, pas mane kontrabandininkų balionas su kontrabanda ir kontrabandininkai atvažiuoja anksčiau negu policija. Tai čia irgi yra labai svarbus klausimas, kad daugelį atvejų, kai mes kalbame apie kovą su hibridinėmis grėsmėmis, taip, ir kad to eskalacinio efekto nebūtų, kad meteorologiniai balionai nebūtų panaudoti po to, tarkim, teroristiniam išpuoliui, taip, prieš tą pačią kritinę infrastruktūrą. Arba subjektus, kurie teikia būtinasias paslaugas gyventojai.
Mūsų tikslas visą laiką turėtų būti tada, kada tu pamatai tą pirminį signalą, išspręsti problemą, va tada, kai jie tik atsiranda. Tinkamai reaguoti. Bet ar mes tinkamai reagavom, kai tie balionai atsiradė buvo jau prieš gerokai negu prieš metus? Ar mes net pažinom, kad tai gal hybridinė kažkokia grėsmė? Tuo metu tai buvo tiesiog organizuotas nusikalstamumas. Supratau, čia ne kažkoks tai karas, o tik tai įspėjimas, Čia pranešimas kad turėsime sniego. apie hidrometeorologinius reiškinius. Apie balionus praneši, kad jau bus. Ne, kol kas dar nepranešinėjo, bet Bet čia klausimas, ar ne? Jeigu tie balionai buvo ar ne prieš metus laiko, ar prieš ką mes net pažinom tų grėsmių, čia iš tikrųjų pagrindinis klausimas yra tame, ar mes suprantame, kas yra hibridinės grėsmės ir kas potencialiai gali būti panaudota prieš mus. Visų saugumo problemų išspręsti yra neįmanoma. Taip. Užkardyti visko neįmanoma. Absoliutaus bet jeigu saugumo. jūs pamenat, negi prieš metus gal buvo ten nusileidęs į oro uostą, vienas balionas buvo ir mes tada kažkaip nereagavome tai labai aktyviai. Ir ką tai parodo? Tai iš tikrųjų parodo vieną labai svarbų dalyką. Kiek žiniasklaida vaidina svarbų vaidmenį iškeliant arba formuojant tam tikrą darbotvarkę. Ir čia aš jau kalbu kaip politologė. Todėl, kad iš saugumo ir rizikų vertinimo perspektyvos, man tai jau yra rizika, kurią reikia valdyti čia ir dabar. Bet kitas labai svarbus yra dalykas tame, kad savaime suprantama, kad yra svarbus ir prioritetų paskirstimas. Vat būtent dėl to ir sakau, tas absoliutus saugumas neegzistuoja. Ir tu turi gebėti paskirstyti prioritetus. Kokias problemas spręsti pirmas, o kurias ne. Šituo konkrečiu atveju, jeigu mes kalbame apie tos meteorologinius balionus, ir iš tikrųjų net galėčiau pasakyti turbūt, kad 70% visų pasaulyje sukeliamų hibridinių grėsmių, nuo Indijos ir Ramiojo vandenyno iki Jungtinių Amerikos valstijų, galima išspręsti teisinėmis ir vidaus saugumo priemonėmis. Turit galvoje, kad mes patys galėtume tos sugaudyti kontrabandininkus kaip pavyzdys, ar ne, kuriems reikia tų balionų? Aš nuo ko pradėčiau? Aš pradėčiau kaip visą laiką, tai yra nuo teisėsaugos stiprinimo. Jeigu mes turime stiprias institucijas, gerai veikiančias, čia Lietuvoje mes tampame atsparas ir tai yra atgrasymo dalis. Jo, bet tą turi suvokti ir politikai. Kalbinau čia neseniai policijos generalinį komisarą, kuris pasakoja apie tai, kad 26 metų biudžete jiems yra pinigai tik tai vos ten keliami, ten kalbama apie atlyginimus, o apie tai, kaip jie pasirengia karui, tai čia atskira kalba, kuris sakė, jiems buvo pažadėta dar 22 metais berod 61 ar 81 milijonas eurų ir taip iki šiol jie negavę yra 0 centų ir 0 eurų dėl to. Aš labai gerai suprantu tą problematiką ir čia man tenka tikrai apgailestauti. Mano dirbant mano srityje, tai yra būtent siekiant pateikti receptus, kaip padidinti atsparumą hibridiniam grėsmėm. Aš visą laiką bandau įtikinti žmonės ir sprendimų priėmėjus, bet tam, kad jie suprastų vieną labai paprastą dalyką. Nėra vidaus ir išorės saugumo. Kai mes kalbame apie hibridinės grėsmes, arba pasirengimą karui, kai viskas bus panaudota prieš tave, kad prieš prasidedant kariniai faziai tave susilpninti maksimaliai, kad tu tamptum kaip galima lengvesniu taikiniu, todėl kad jiems taip yra pigiau. Priešininkam visą laiką yra pigiau tave nustekenti iki tada, kai jau yra pasitelkiami konvenciniai ginklai arba nekonvenciniai. Tai va čia yra labai svarbus dalykas, kad mes turime suprasti, kad kai mes viešuose debatuose atskiriame vidaus saugumą nuo išorės saugumo, mes iš tikrųjų darome patys savo meškos paslaugą. Todėl, kad tai yra ne tas debatas, kurį galima turėti tokioje saugumo aplinkoje. Turit galvoje, kai mes dabar turime ar ne didžiulį biudžetą, pavyzdžiui, skirtą gynybai, tai dalelę reikėtų skirti ir pasieniui, ir policijai? Arba kitoms tarnyboms, kurios irgi kovoja su tomis grėsmėmis? Nes tai yra faktas. Tai yra tokia yra realybė. Čia yra ne politinio debato dalis, ta prasme, kad kas yra svarbiau. Viskas yra svarbu. Ir mes turime iš tikrųjų į tai žiūrėti iš tos, jeigu visuotinio gynybos modelio. Taip. Ir kai mes kalbame apie tai, kas sudaro ginkluotasias pajėgas. Ir kas yra tie žmonės, kurie pirmi reaguoja į viską. Išmoktos pamokos iš Ukrainos. Pirmi tie, kurie būna įvykio vietoje, yra ugniagesiai.
kuriems reikia technikos, liemenių ir taip toliau ir panašiai. Lygiai tas pats, jeigu mes kalbame apie teroristinį išpuolį. Galima, tarkim, Lietuvoje. Kas bus pirmieji, kurie reaguos? Policininkai. Greičiausiai, ar ne? Ir kai hybridinis karas, jeigu kažkoks būtų žaliai žmogeliukai, irgi reaguotų pirmiausia policininkai, nes karo padėties tai dar nėra. Tai vat čia yra labai svarbus dalykas dar, kai mes grįžtame prie teisinės bazės. Kada iš tikrųjų įsijungia galimybė reaguoti karinėmis priemonėmis, mes turime laukti labai griežto teisinio režimo, kada jis įsigalioja. Taip yra taikos meto užduotis. Kariuomenė gali padėti suvaldyti tam tikras situacijas. Taip, pavyzdžiui, lygiai taip pat reagavimas į šešėlinį laivyną Baltijos jūroje. Tai ten sąveika yra labai aiški ir net pratybos, kurios vyksta, tai jos vyksta tarp pasieniečių su kariuomenė tam, kad pamatyti sąveiką taktinėme operacinėme lygmenyje. Bet esmė yra tame, kad ir kaip bebūtų, tam, kad ta sąveika ji atsirastų ir mes turėtume tą reagavimą laiku, tinkamą, kad nenukentėtų tie patys, kurie reaguoja. Tai yra žmogiškasis resursas arba žmogiškieji ištekliai, jų valdysena. Tai yra pagrindas bet kokio atsparumo hibridiniam grėsmėm. Užbaigiant apie tos balionus, kaip manot, mes sureagavom į sienos uždarimą? Kritikos yra daug, ar ne, apie tai, kad iš tikrųjų mes pabandėm uždaryti sienas, Lukašenka mums davė atgal, paėmė vilkikus įkaitais, tai yra priekabas galbūt labiau ir mes tada pasidavėme, sieną atidarėm. Ar mes tinkamai sureagavom į grėsmės? Ar galbūt mes apsiskaičiavom, nepaskaičiavom, tai yra, ką gali imtis priešininkas? Iš analitinės perspektyvos, kiekvieną kartą, kai tu bandai suformuoti tinkamiausią atsaką į riziką arba į kylančią grėsmę, savaime suprantama, kad tu vertini ne tik tuos instrumentus, kuriuos tu turi, taip, ką aš galiu padaryti, bet lygiai taip pat tu vertini ir tą galimą atsaką. Bet yra labai aiškus informacijos skirtumas tarp tos, kurios tu turi apie savo turimus instrumentus, yra daug lengviau paskaičiuoti poveikį, taip, negu tai, koks bus atsakas tavo priešininko. Ir čia yra labai svarbus dalykas suprasti tai, kad daugelio atveju mūsų skausmo slenkstis ir autoritarinių režimų skausmo slenkstis skiriasi. Mūsų yra mažesnis negu kad jų. Čia demokratinių valstybių silpnybė, ar ne? Taip. Todėl, kad mums reikia paaiškinti daugelį dalykų visuomeniai, piliečiams, institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, skirtingom asociacijom, verslam ir taip toliau ir panašiai. Autoritarinis režimas niekam nieko aiškinti neturi. Jis priėmė sprendimą. Ir tas sprendimas savaime, pasakiau, kad prisnigo. Tai čia yra labai svarbus skirtumas, kurį dažniausiai, kai mes kalbame apie tas atsako priemonės, mes iki galo niekada nežinosime, ar 100% suveiks mūsų taikomos priemonės ir sukels skausmą. Tai yra vienas dalykas. Antras labai svarbus aspektas. Kuo remiasi tie, kurie sukelia hibridinės grėsmes? Nesocialiu elgesiu. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Nesocialus elgesys, tai reiškia, kad mes turime tam tikras socialinės taisyklės, kas mums atrodo savaime suprantama. Ir pavyzdžiui, šio interviu metu jums yra turbūt savaime suprantama, kad aš negalėčiau paimti stiklinės vandens ir jūs aplėti. Jeigu jūs manęs neišprovokavote. Tai labai tikiuosi, kad taip nebus. Bet tai yra socialinė. Ir jums tai yra savaime suprantama, kad mano tokio pobūdžio reakcija šitame kontekste yra negalima. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Mes negalime išeiti už savo mąstymo ribų apie tai, kas mums yra savaime suprantama. Tam, kad tu galėtum įvertinti autoritarinio režimo atsaką, tu turi iš tikrųjų labai gerai pažinoti sąmonę tų, kurie priiminėja tos sprendimus. Ir kuo toliau mes nueiname nuo tų autoritarinių režimų, kuo mes labiau nuo jų atsitraukiam, kuo Lietuva ir mūsų institucijų atstovai ir visuomenė tampa modernesnė, progresyvesnė, laisvesnė, labiau pasitelkusi tam tikrus dirbtinio intelekto instrumentus ir visus kitus dalykus.
tuo labiau mes iš tikrųjų nutolstame nuo to pirmo pradžio autoritarinių režimo nesocialaus elgesio. Jie neturi empatijos, o mes turime. Ir mums atrodo, kad, bet kitas tai taip nepasielgtų, juk mes susitarėm, juk mes turėjom techninį susitikimą, juk mes pakalbėjom, mes susitarėm. Bet mes turime iš tikrųjų įvertinti tą dalyką, O kad Lukašenkos režimui, ar ne, tai paprastai kalbant, jų kalba yra dalampački. Ir jie kaip tik dar gali mus paerzinti, ar ne? O ten gali būti tai, kad jie tą akimirką susitarė, uždarė duris, nuėjo pasitarė, sako, žinokit, bet ne. Nu taip, aišku, jie dar tokia, atvira žaizda, dar biškai pabandykim jiems įbesti. Taip, ir prognozuoti tokio pobūdžio dalykus yra ypatingai sudėtinga. Jeigu yra tie žmonės, kurie dažniausiai sako, kad aš žinau, kaip čia teisingai reikia pasielgti, ypatingai, kai mes kalbame apie bandymą iš tikrųjų tinkamai reaguoti ir sankcionuoti hibridinių aktorių veiksmus, tai aš galiu pasakyti, kad tų lengvų atsakymų nėra. Gerai, pašnekėkime apie hibridinį karą, nes norėčiau pašnekėti daugiau apie tai, bet pirmą reiktų išsiaiškinti, ar ne daug yra pastaruoju metu šnekama ir šneka visi, nuo aukščiausio rango karininkų iki politikų, neskaitant jau paprastų žmonių, kad, man ir ne vieną kartą pas mane laidoje yra šnekama, kad mes jau esam hibridiniam kare. Tai mes jau, tas hibridinis karas vyksta tarp Rusijos ir Europinių NATO valstybių, ar ne? Aš noriu paklausti, kada jis buvo pasibaigęs. Sunku pasakyti, bent jau įsivaizdavimas toks yra, ar ne, kai 90 metais, kai baigėsi 91 gal sakykime, kai baigėsi šaltasis karas, tai Borisas Jelcinas buvo valdžioje, tikimasi, kad tas laikotarpis nedidelis, buvo tas laiko tarpas, kai Rusija galbūt buvo demokratinė, galbūt su išlyga turbūt didelė ir dar nebuvo tokios atviros konfrontacijos su vakarais. Iki Putino atėjimo, gal taip galima pasakyti. Jūs manot, kad yra kitaip? Buvo kitaip? Aš manau, kad jeigu mes kalbame iš tikrųjų apie tas poveikio priemonės, apie hibridinės konkrečiai grėsmės ir hibridinį karą. Ir čia reikia atskirti du dalykus. Tam, kad įvesti gal šiek tiek daugiau aiškumo į diskusiją. Hibridinės grėsmės tai yra tai, kas potencialiai gali būti prieš tave panaudota ir tai, kas yra naudojama prieš tave taikos metu. Kai mes kalbame apie hibridinį karą, hibridinis karas iš tikrųjų jau yra tam tikra riba peržengta, kur karinis elementas yra sustiprinamas labai ryškiai. Pavyzdžiui, tai gali būti specialių operacijų pajėgų karių pasitelkimas be uniformų. Tai, ką mes matėme, pavyzdžiui, Krymo aneksijos metu. Tai gali būti lygiai taip pat, pavyzdžiui, paleidžiama raketų salvė iš Rusijos arba Baltarusijos teritorijos ir sakoma, kad va šitą karinę dalinį užgrobė kažkokie teroristai. Ir jūs įrodykit, kad ne. Tai va čia yra jau, kai mes kalbame apie tą patį hibridinį arba cheminio biologinio ginklo panaudojimus. Taip. Tai va čia jau mes priartėjame prie to hibridinio karo, kur jau tas karinis elementas jisai labai sustiprėja. Arba tai yra tokio pobūdžio koordinuotas kibernetinės atakos, kurios iš vis paralyžuoja valstybę. Viskas, tai jau yra agresijos veiksmas. Čia jau niekas nekelia klausimą apie tai, kad ir gali galioti skirtingi teisiniai režimai. Tai yra, gali būti paskelbta ypatinga padėtis ir taip toliau ir panašiai. Čia jau mes pereiname į tą tokį krizinį suvokimą, nuo krizinio link konvencinio karo suvokimo. Tai čia yra hibridinis karas. Ten, kur jau tas karinio elemento ir tos žalos kariniam sektoriui ir valstybės suverenitetui ir teritoriniam integralumui paneigti tu praktiškai nebegali. Laivai Baltijos jūroje aptrauko kabelius, ar ne, povandeninius. NATO siunčia karo laivus patruliuoti. Tai čia tik dar hibridinio karo, nėra hibridinio karo, tai tik tai hibridinė grėsmė? Taip, tai yra potencialiai, kad tai gali būti iš tikrųjų, kad... Ir nesvarbu, kad ten pusė šalies be elektros, ar net ten būtų, ar ten interneto neturi, nesvarbu, tai vis tiek tai yra tik grėsmė. Jeigu klausimas ar nutraukia. Nes realiai įvykus, jeigu nutraukia. Jeigu nutraukia, tai tada atitinkamai čia jau yra, kaip ta pati valstybė interpretuos. Jeigu politinis elitas ir tie, kas yra sprendimų priėmėjai ir įgalintojai veikti gynybos politikoje, sako, kad yra peržengta taikos ir karo riba, arba mes jau pradedame kelti klausimą, tai NATO lygmenį, tai tada tai.
Čia viskas priklauso nuo žalos interpretacijos. Todėl, kad potencialiai tai, kad šešėlinės laivynas plaukia Baltijos jūroje, tai yra galimas grėsmės šaltinis. Pažeidžia tam tikrus kabelius, tai irgi yra tada jau reikalinga politinė atribucija ir įvertinimas tos žalos. Bet kai mes šnekam apie tą suvokimą, man patiko, nepamenu, kažkuris mano pašnekovas pasakojo, sakė, žiūrėkit, sako, kaip mes vertinam tą hibridinį karą. Sako, iš esmės tai yra karas, tik tai vakarai seniai yra atsisakę pripažinti, kad tai yra karas ir tą paslėpė po hibridinio karo kaukį, kad nereiktų reaguoti. Nes jeigu kažkokia kita valstybė, imkim šiuo atveju Rusija, imkim kažką padaro, tu turi kažką daryti. Ir jeigu tu sakai, kad tai hibridinis karas, nepriskiri niekam, neaišku, kas čia padarė, apsimeti tai paprastai sakant durnium, nors tu suvoki, kas tai padarė, nesvarbu, kad ten sako, kad ten tau kokie nors teroristai užėmė dalinį, kaip jūs sakot, vis tiek tu supranti, kad tai Rusija. Tu įvelki į tą hibridinio karo tokį kevalą ir tau nieko nereikia daryti. Yra iš tikrųjų viskas šiek tiek sudėtingiau. Aš gal pasakysiu taip. Visų pirma, pati savoka, kuri yra vartojama hibridinio karo, tai nereiškia, kad tu neturi atribucijos ir niekas nekaltas. Visi žino, kas kaltas. Ir politinė atribucija, pavyzdžiui, Lietuvoje niekam nekyla klausimas. Atribucija tai priskirimas, ar tai, ne, kad žmonės būtų aišku. Kas kaltas? Kas kaltas? Va, tu žinai atsakymą, kas yra kaltas. Kas sukelia tau konkrečią žalą. Tai hibridinio karo savoka, kuo jinai yra svarbi ir tuo pačiu daug kas gali, kartais aš irgi girdžiu tokius debatus, nenaudinga arba naudinga, jau pasakykime, kad mes čia kariaujame ir tada čia kažkas tai savaime pasikeis arba dar kažką, bet yra du svarbus elementai. Pirmas svarbus elementas buvo tame, kad jeigu jau grįžtame į istoriją po šaltojo karo pabaigos, ką mes padarėme vakarų pasaulyje ir Euroatlantinėje erdvėje. Mes desaugumizavom arba nugrėsminom visas politikos sritis. Mes pasakėme, kad nacionalinis saugumas yra tolygų krašto apsauga. Taškas. O visos kitos sritis, būtų tai energetika, ekonomika, kultūra, užsienio reikalai ir taip toliau ir panašiai, yra nesaugumo politikos dalis. Tai buvo tam tikros demokratizacijos ir transformacijos natūralus procesas. Terminas hibridinės grėsmės ir hibridinis karas yra iš tikrųjų instrumentalizuojantis mums ir suteikiantis galimybę grąžinti kitas politikos sritis vėl atgal prie saugumo suvokimo. Kai mes pradedame sakyti, kad hibridinio karo kontekste mes patiriame ne tik politinę įtaką, dezinformacijos kampanijas, kibernetinės atakas, bandymą perrašyti mūsų istoriją. Yra pasitelkiamas tos pačios tarptautinės organizacijos arba institucijos yra išnaudojamos kaip instrumentai. Nesvarbu, kas tai būtų, Jungtinių tautų organizacija ir jos agentūros, pradedant nuo tokių, baigiant privačiais kažkokiais verslais, nevyriausybinės organizacijos ir taip toliau ir panašiai. Tai leidžia mums pamatyti, kad kai tu taikai šitą savoką, kad tai yra saugumo problema. Ir čia yra vienas aspektas. Todėl būtina atkreipti dėmesį ir būtina irgi pasakyti tai, kad kai mes užklijuojame šitą etiketę, tai nereiškia, kad mes nežinome, kas yra kaltas. Bet žiūrėk, kad jūs užsiminėt pradžioje, ar ne, kai pradėjom tik šnekėti apie hibridinį karą, kad o kada jis buvo pasibaigęs? Tai ką tai reiškia, kad jūs matot, kad Rusija, nepaisant to, kad ji ten turėjo savo vidinių problemų, ar net kuriant savo naują valstybę po Sovietų Sąjungos, ji vis tiek tas hibridinio karo ar hibridinio grėsmių ten atakas ar tas grėsmės išnaudojo ir vis tiek vykdė tas operacijas. Etniniai konfliktai. Vienas. Žvalgybos institucijų veikimas. 2. Bandymas išlaikyti politinę įtaką posovietinėje erdvėje. 3. Bandymas išlaikyti buferinės zonas. Pavyzdžiui, ta pati Padniestrės istorija. Abchazija, Pietų Osetija. Ir taip toliau ir panašiai. Tolimieji rytai. Nepasirašyta taikos sutartis su Japonija. Kas tai yra? Kas tai yra? Platesnėme kontekste, kai tu į visą tai žiūri ir visą tai vertini, tai tu puikiai supranti, kad
Kada egzistavo ta, tarkim, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka? Kada ji egzistavo? Kas tai yra per socialinis konstruktas? Kada mes galvojame, kad visos šitos problemos, apie kurias mes šiandien dienai kalbame, kad jos buvo išnykusios? Rusijos arba Kinijos kišimasis į artimųjų rytų konfliktą. Nauja tendencija. Jo, bet mes dabar girdė, turbūt irgi šnekam griūva tvarka, ta visa, kuri nuo antro pasaulinio karo įsigalėjus ir dabar čia Rusija su Kinija bando perrašyti ir, būti jos tos pagrindinės šalis veikėjos pasaulyje. Tai vadinasi, kad kažkokie žmonės įsivaizduoja, kad buvo ta kažkokia tvarka ar ne, tik dabar čia mes jį griūna. Paskaičiuokime, šaltojo karo metais Jungtinių tautų organizacijos saugumo taryboje veto teisė buvo naudojama tiek mūsų sąjungininkų, tiek ir mūsų priešininkų. Ar ta sistema buvo veiksni? Ne. Turit galvoje saugumo taryboje, ar ne, kada buvo naudojama? Taip. Tai jeigu mes kalbame apie tą pačią jūrų teisę, taip, tai pasižiūrėkime, kas yra ratifikavę konvencijas. Ir jūs rasite, kad daugelį tarptautinės teisės konvencijų yra neratifikavę ir mūsų sąjungininkai. Tai aš manau, kad ta tvarka, kai mes kalbame ypatingai apie pasaulinę tvarką, nežinau, ar jums galėtų žmogus iš Čilės, arba iš Pietų Afrikos Respublikos, arba iš Filipinų pasakyti, kad jis kažkada gyveno labai aiškiai apibrėžtos kažkokios tai tvarkos rėmos. Greičiausiai, kad ne. Pas mus buvo nusistovėjęs galios balansas Europoje. Ir mes turėjome tam tikrą, tarkim, paritetą arba įsivaizduojamą saugumą, kuris veikia tiek dėl branduolinio atgrasymo ir galimo abipusio susinaikinimo tikimybės ir taip toliau ir panašiai. Tai va čia man visą laiką iškyla klausimas, kai aš girdžiu žmonės, kurie sako, kad čia griūna kažkokia taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka, tai klausimas, kur tas pasaulis pas jūs prasideda ir pasibaigia. Nes daugelis valstybių niekada neturėjo to stabilumo. Karai vyko. Jie vyko. Tai dar ne visas pokalbis. Daugiau apie hibridinį karą kviečiu paklausyti antroje interviu dalyje, kurią galite pažiūrėti mano kanaluose Substack ir Patreon platformose. Ar ta geopolitinė situacija, tai paprastai sakant, prieškarinė situacija ar įprastėja, žiūrint į mūsų regioną? Rusija visą laiką buvo grėsminga. Rusija visą laiką taikė konvencinius ir nekonvencinius metodus. Mes pamiršome galimybės apie tos pačius politinius nužudymus, cheminio biologinio ginklo panaudojimą ir visus kitus įmanomus aspektus, kurie, mano giliu įsitikinimu, yra ateities tendencija. Jie nesibodi netgi iš tikrųjų ištepti savo rankas krauju, panaudojant tam tikras hibridinės priemonės taikos metu. Kuo labiau Rusija silpnės, tuo daugiau hibridinių grėsmių ir hibridinio karo taktikų jį pradės naudoti prieš mus. Priešininkas naudoja visus įmanomus ginklus. Ir tai bus totalinis karas. Kodėl mes keliame tokią prielaidą, kad kažkodėl tas Rusijos ataka prieš Baltijos valstybės bus paremta kažkokiais etiniais principais arba karo teisė? Ar NATO valstybės gintų Estiją, Lietuvą ar Latviją, jeigu tokie žalieji žmogeliukai neatpažinti žengtų į NATO valstybių teritoriją, šiuo atveju mūsų šalį? Priklausoma, ką jie padarytų. NATO 5 straipsnis irgi yra susitarimo reikalas. Kad jį aktyvuoti, valstybės turi sutarti. Tai atitinkamai tam reikia lygiai taip pat ir politinio įsitraukimo. Tai nevyksta taip automatiškai. Ar mes artėjam prie karo, taip paprastai kalbant? Jeigu jūs užduodate klausimą būtent taip, ar mes išvengsime karo. Tai jeigu mes įmame neribotą laiką, savai mes suprantama, kad ne.